Rasimas organizuoja naujuosius švęsti Palangoje. Rimtai, aš pas Bachūrą turėsiu mesti per naujus? Bet tu girdėjai, kad ten bus daug gražių mergų. Nu tai kas dabar? Pas Bachūrą turėsi. Nebėra mergų daugiau? Draugo vardas Aistė. Palauk, jau skambinu šitam, Simui. Kam? Simui skambini? O kur naujakas? Palangoj. Kur čia išdurki? Kas atsintė? Justas. Labas. Sveiki. Čia susimušneko, ne? Taip. Žiūrėk, tu čia kažkokį naujaką girdėjau organizuoji. Jo, kažkalba. Čia, vat čia ir nustebinsiu tave, žinok, čia Mantas Katleris toks skambina, žinai tokį humoristą? Jo, žinau. Jo, išeitų man įsimest pas jus kažkaip, nes girdėjau, ten geras tūsas bus. Nu jo, jaučiu išeit. Rimtai? O po kiek metatės? Po 200. O gal kažkaip man, kaip žinai, vis tiek aš ten visur telikose buvęs, gal 100 kažkokį išeit, jeigu sumokėčiau. Nu, bet gausi nebent pasirodymą padaryti kokį. O kiek minučių? 15 užtek. Bet seni bairiai bus. Nu gerai. Gerai, dėl šitas, o ką iš mergų? Kas iš mergų bus? Nu, nežinau kaip. Bet jūs maždaug ten pem darot, ir nebūtų ten dešrų bailis, žinai? Jo, pem. Tai gerai, o kiek maždaug žadu susirinkti? Nu, bus kokį 50, aš tikiu. O, tai aš su tavim gal net nesustiksiu, ne? Jeigu 50. Žiūrėk, bet ten nebus ten, kad 4-5 prisirinks, bus ten 9 kokiu, ne? Bus be abejo. Nes aš žinai, man tų pasiūlymų 100, žinai. O tai kodėl mus pasirinkai? Nes girdėjau, Palangoj darot, ne, neklyst. Jo. Tai, Palangoj niekad nešvenčiau visai fainai, žinai, tai ir bendrų pažįstamų yra ten Virgelis, žinai Virgelį? Jo, Virgelį visi žino. Nu, Sigūčia. O šitą varysi man tiltą kažkokią, ten fererverkų, ne, pašaudyti? Nu, tai aišku, 12 valandų, be abejo. O tai už tos 200, už mano 100, ten tie fererverkai įeina, ar atskirai reiks pirkti fererverkų? Į tą 100 tik šaltosios ugnelės tos. Tai kad kažkaip nerimtų pasisbairį. O tu pats palauk, iš kur esi? Iš Šilutės aš. Iš Šilutės? O tai kodėl nedarom ten Šilutį? Štai Prūsijai galim daryti, girdėjau. Ai, Prūsijai? Ai, jo, jisgi buvo atvažiavęs. Jo, ten visai patiko. Kodėl ten nedarot? Nežinau, kažkaip nusprendėm į Palangą, žinai. Kaip sakai, nebuvę Palangoje, tai žinai. O jau viskas užsakyta, ne? Man tik tai aš paduodu pinigus ir viskas gali atvaryti. O jeigu aš draugų biškai atsivešiau? Nu, žiūrim, kokių draugų. Nu, jie sėdėjai ir aš neslėpsiu. Ta prasme, vienas iš jų sėdėjęs, bet kiti irgi tokie, tipo arba sės, arba ne, žinai, tokie O už ką sėdėjęs tas, ne? Niekas ten už vagystis biškai sėdėjo. Bet vokiečius. Tada normaliai, jo. Normaliai? Dariuks, nežinau, patiks. Ta prasme, jeigu tu jam ten niekas nežiūrėsi, tai jis tau niekai nedars, žinai. Nu, gerai. Gerai? Ja. O, dar vienas. O kokia jūsų politika dėl Kubilo yra? Dėl Kubilo? Jo, bus, nebus? Net nežinau tikrai. Tai, o kiek Kubilas kainuoja, nesidomėjai? Ne, neteko dar. Žiūrėk, pasuk. Aš tau atsiųsiu kokį porą numerių arba pagooglink, pasuk dėl Kubilo, nežinau, žiauriai fainai būtų ten, žinai. Nu jo, bet tada reikėtų daugiau mesti, žinai. Tai jūs meskitas, aš tai atjuokausiu savo pinį, man tai kas, žinai, aš tai ten to anekdotų prisikaupiu. Aš šiaip tai, o tu nieko prieš, kad aš pišiaus anekdotus pasakas, nes aš savo nenoriu išduoti, žinai. Nereikia geriau pišiaus. Nereikia? Ne. Nu gerai, dar paskutinis klausimas, o jeigu Paulių pasimčiau, dar nesirgi nelabai turi kur švęsti? Galiu? Paulium biški, žinai, taip. Nelabai? Nu, nelabai. Nu, jis toks rimtesnis, žinai, lėtesnis, bet jisai, suprantis, vienas auga ten vienkim. Bet jis žiauriai malonus žmogus, žinok, tu ten pamatysi, ten geris su juo iki 6 ryto, jis už mane ilgiau išbūna. Nu, dėl Paulius aš dar turėsiu pastarti Hebra, žinok. Nu gerai, parašyk man per Facebooką, rasi mane, ne? Jo, gerai, jo. Gerai, ir atsiųs ten kokių panų fotkių ten, nu kad aš turėčiau ką pats, žinai, nu kad žinočiau maždaug kur važiuoju, nes dabar ten klaustuką varau praktiškai. Nu gerai, aš atsiųsiu, bet ne.
Gerai, tai tada iki palaikom ryšį. Aš dar palauk tave sulaikysiu. Labas, Simai, tave trukdo iš tikrųjų radijos stotis ZIP-FM iš Vilniaus. Taip, aš mačiau, kad čia patys. Neapgavom. Nepavyko mums apgautas, ne? Nudinis. Bet už tavo ištvermę tau plojimai. Mantelis susiradai, kur švęsti naujus Ne, bet metus. šiaip aš rimtai dar neturiu kur naujų švęsti, aš jeigu ką atliekčiau pasisa, ne? Jo, aišku. Nebūtų problemų. Tikrai, jeigu jau taip gruodžio 31 sėdžiu su mama, žiūrim, pagidam koncertą ir jau taip visiškai niekur nėra, primtumėt mane. Be abejo. Gerai, dėkui, maladės. Pasisekė. Va tokių žmonių trūksta Vilniui, žinai, va Ačiū tokie tau, Simai, iki. iš kaimo žmonės, jie paprastesni, žinai. Va įsimeti. Bet tu žiūrėk, tipo, su tuo, net su draugu tave galėjo paimti, supranti? Kur sėdėjo. Taip, o už ką? Už vagystį. Tada gerai. Vidmanto filmukę.